Labas ir sveiki sugrįžę arba sveiki atvykę į mano kanalą. Aš esu Aistė ir čia kalba apie knygas. Tai nėra nei leidinių, nei leidyklų reklama, tai yra tiesiog mano hobis, kurio noriu pasidalinti kartu su jumis. Apie knygas aš paplepėti mėgstu, tai mano video būna ilgi ir išsamus. Tai tikiuosi, kad tau patiks ir paspausi subscribe prenumeratos mygtuką, tai padėsi mano kanalui augti ir nepraleisi ateinančių video. Na, o šiandien pasidarykit kavutės ar arbatos, nes pakalbėsiu apie knygą, kurios fizinės neturiu, nes klausiau audio knygą ir taip pat žiūrėjau filmą, tai aptarsiu ir ekranizaciją, ir pačią knygą. Ir tai yra knyga Kvepalai, vieno žudiko istorija. Nežinau, ar yra žmonių, kurie dar nežinojo apie šitą knygą arba apie šį filmą, nes tikrai populiari knyga ir filmas. Tai aš klausiu Instagrame, kokią video norit, ar su spoileriais, ar be spoilerių. Tai dauguma jūsų, aišku, nubalsavot už knygos išsame apžvalgą su spoileriais. Tai aš net neįsivaizduoju iš tikrųjų, kaip būčiau galėjus papasakoti, neatskleidžiant knygos turinio, nes vos pažiūrėjus ar tai filmo anonsą, ar paskaičius knygos nugarėlę, viskas tampa aišku, tiesiog detaliau po to sužinai patį turinį. Ir tokia ir bus ši apžvalga su visa turinio tokia analizė. Palyginsiu, kaip man pasirodė filmas ir knyga. Pradėkime galbūt nuo to, kad aš filmą buvau mačius jau anksčiau, kai man buvo, nežinau, gal 15-16 metų ir tuo metu aš net nežinau, apie ką bus tas filmas. Tiesiog, man atrodo, per televizorių gal įrodė, nežinau, kad aš pasijungiau jį, pažiūrėjau ir man jis tada labai nepatiko, jis buvo toks šlykštus, nejaukus, nemalonus ir sakiau, kad labai blogas filmas ir tikrai čia niekada knygos neskaitysiu ir, žodžiu, ir kažkaip jisai taip tiesiog nuplaukė. Bet pastaraisiais mėnesiais vis mačiau skaitančių šią knygą ir skaitytojų kitų atsiliepiančių, kad labai patiko ta knyga, kad yra skaitę ne kartą, ar kad įsimintina knyga. Ir nežinau, kažkaip man vėl sugrįžo noras ir galvoju, reikia pabandyti paklausyti audio formatu. Ir iš tikrųjų nuo pat pirmų puslapių mane labai užkabino, man labai patiko pasakojimas, kaip yra pateikta pati knyga. Ir jau pradėjau skaityti, galvojau, kad ir kaip man pirmas sykį nepatiko tas filmas, reiks vis tiek pažiūrėti antrą kartą. Tai iš tikrųjų aš šiandien dar ryte pabaigiau žiūrėti filmą, per 2 dienas pažiūrėjau ir visko prisirašiau palyginimai. Tai antrą kartą žiūrėjus filmą, jau man atrodo, kad čia šedevras yra. Tiek ir knyga, tiek ir filmas man labai patiko, kad ir kaip keistai tai skambėtų, nes iš tikrųjų knyga ir filmas, pati istorija, ji nėra suteikianti pozityvių jausmų, ji priverčia jaustis nejaukiai, priverčia pajusti tokius nemalonius ir šlykščius pojūčius ir neigiamą tokią emociją, bet tai tiesiog yra wow. Taigi, knyga Kvepalai pasakoja mums apie 18 amžiaus Prancūziją, Paryžių ir kitus miestus ir koncentruojasi į vieną tokį žmogų, Žaną Baptistą Genujį. Ir knyga mums pasakoja nuo pat pirmo šio žmogaus įkvėpimo istoriją iki pat paskutinio jo iškvėpimo, visą jo gyvenimą, kuris nebuvo labai ilgas, bet buvo labai spalvingas, galėčiau pasakyti, kvapnus. Ir tiesiog šis žmogus yra turbūt vienas įdomiausių mano skaitytų knyginių personažų, nes jis priverčia pajausti daug skirtingų sumišusių jausmų, nedaug, tiesiog 2. Labai tokį prijautimą jam ir taip pat labai didelį nekentimą jo. Žodžiu, tuo pačiu metu ir supranti, kad jis yra tiesiog genijus, bet jis taip pat yra ir žudikas. Tai labai sumišę tokie yra jausmai ir šis veikėjas yra toks visapusiškas ir toks gilus ir tiesiog jis labai įdomi asmenybė yra. Ir man labai patiko, kai buvo pasirinkta pasakoti pačią istoriją, tai nebuvo iš aš perspektyvos, tai buvo trečio asmens perspektyva pasakojanti apie Žaną. Ir toks kaip pasakotojas, lyg pasakotų apie jo gyvenimą, bet pagrindinė svarbiausia turinio dalis ir buvo būtent kvapas. Ir tas kvapo apibūdinimas
labai unikaliai atsiskleidė šioje knygoje. Tas kvapas, galėčiau pasakyti, net buvo kaip atskiras veikėjas knygoje, bet ne vienas, tiesiog visi kvapai, kurie yra pasaulyje, kaip atskiras knygos veikėjas, nes jis buvo taip išsamei ir gražiai aprašytas, bet ir nebuvo, kad pasakyčiau, jog turinio prasme buvo mažai turinio ir labai tiesiog daug aprašymų. Ne, viskas buvo labai subalansuotai, išlaikytas tiesiog balansas turinio, kad ir įtraukti tave, ir labai vaizdžiai papasakot. Tai visas tas gyvenimas Žano nebuvo pasakota apie dieną iš dienos. Kur reikia buvo labai detaliai papasakota įvykiai, kur reikia buvo tiesiog labai paviršutiniškai, trumpai tiesiog paminėti svarbiausi įvykiai kažkokie, kad būtų susikoncentruota būtent į svarbiausius įvykius, nupasakojančius būtent kodėl Žanas toks yra, kokie yra jo pasirinkimai ir kodėl jis nusprendė padaryti tokius kvepalus. Tai galiausiai turbūt pirmiausia, kas įkrenta į vaizdą. Jeigu esat matę filmą ar bent jau anonsą žiūrėjot, kad Žanas kūrė kvepalus, kurie būtų žmogaus kvapo. Ir todėl jis yra žudikas. Bet kaip jis iki to daėjo, tai dar yra ilga istorija iš tikrųjų. Ir knyga yra nemaloni ir tuo pačiu labai graži ne vien tik dėl to įvykio, to žmogaus kvapo sukūrimą. Bet ir tai, kad 18 amžius, ypatingai Prancūzija, nebuvo labai kvapinė šalis. Ir tų tokių neskanių kvapų, ir kaip žmonės tuo metu kvepėjo, tai buvo tikrai labai daug. Ir tuos kvepalus Žanas nusprendė sukurti dėl kelių iš tikrųjų priežasčių. Tai apie filmą aš papasakosiu vėliau, bet jo istorija buvo tiesiog tokia, kad nuo pat mažumės jis buvo našlaitis, todėl kad jo mama net nenorėjo, jis praktiškai nuo pat gimimo jau buvo atiduotas į vaikų namus moteriams, kurios prižiūri ir dar žindo kūdikius tuo pačiu, nes jis buvo labai mažutis, tai jau jam reikėjo to motinos pieno. Tai jo atsisakė moteris vien todėl, kad jis neturėjo jokio kvapo ir tai atrodo gan keista, nes iš tikrųjų visa šita knyga yra kaip ir realistiška, realiam pasauliu tokia pritaikyta minimali fantastika, nes aišku, kvepalai žmogaus yra padaryti, tai čia yra tiesiog sugalvota, kaip taip galėtų būti, bet kalbant ir apie tuos pačius kvapus ir apie patį Žaną, tai aišku yra šiek tiek fantastika, nes kaip žmogus gali neturėti jokio kvapo. Tai po to išaiškės knygoje, kad jis iš tikrųjų to jokio kvapo ir neturi, bet nuo pat mažumės, atrodo, kūdikis neturi savo kvapą, vis tiek žmogus skleidžia savo kvapą, bet Žanas jokio kvapo neturėjo. Ir jis atrodė keistas, jo nenorėjo priimti būtent tos prižiūrėtojas ir auklės, na, bet galų galiais atsirado vaikų namuose. Ir labai buvo stiprus berniukas, jo iš tikrųjų gaili skaitant, nes vaikui visko pagailėjo gyvenimas, ir tėvų, ir gero gyvenimo, ir atrodo visokios ligos jį ten puolė, ir visi jį engė, ir visi tyčiojasi, bet jis buvo labai stiprus ir jis matyt taip stipriai norėjo gyventi, nes jis turėjo kažkokį tikslą galbūt, kurį turėjo gyveninti. Nežinau, ar tai tikrai buvo tas tikslas, kurį turėjo gyveninti, bet, žodžiu, jis tiesiog visus sunkumus įveikė gyvenime ir stipresnio žmogaus atrodo net negalėtų būti, nes visas ligas jis iškentė ir žodžiu, nepalyginti net su kitais vaikais ir užaugo gan stiprus. Tai va, bet ir kartu jį lydėjo tokie keisti sutapimai, kad kai jis pereidavo iš vienų šeimininkų į kitus šeimininkus, tiem pirmiems šeimininkams nepasisekdavo gyvenime, ar tai jie žūdavo, ar tai kas nors jiems atsitikdavo. Ir iš po to tų vaikų namų jis atsirado odos dirbimo kaip ir industrijoje ir po to jau atsirado parfumerijoje. Tai labai graudu buvo skaityti apie tą jo vaikystę iš tikrųjų, bet jį ir sudaro tą tokį pagrindą, kas jis yra per žmogus, kad jis įveikęs yra viską ir visi mane, kad jis keistas yra, nes jis užuodė visus tuos kvapus ir jis tiesiog keistai elgdavosi, ne kaip normalūs vaikai, bet tai jam padėjo. Iš tikrųjų, pati istorija taip užsiveda gan, sakyčiau, nuo to, kai jis atsiduria pirmo parfumerio baldinio namuose ir čia turiu iš karto paminėti, kad veikėjų paveikslas yra tiesiog saldainiukai. Ne tik, kad Žanas yra išpildytas
pilnavertiškai ir labai tikroviškai, bet ir tas Baldinis, ir jo asistentai, ir žodžiu, knygoje mes sutinkam tą Baldinį, kai jis jau yra senyvo amžiaus ir jo jau šlovės dienos tikrai yra pasibaigusios, jau ir oslė nebe tokia, ir energija nebe tokia, ir atrodo, tų kvepalų neišeina sukurti. Ir jis yra praradęs visą viltį jau su ta parfumerija, nes yra jau geresnių parfumerių Paryžiuje. Ir nori tiesiog viską užbaigti, parduoti ir kažkur išsikraustyti gyventi į mažesnį miestą. Bet čia ateina Žanas ir jis sugrąžina jam visas viltis parfumerijos dėka ir jis pamato, kad čia iš tikrųjų pas jį atėjo genijus. Ir Žanas tikrai galėjo būti genijus. Jis ir yra genijus. Tiesiog, bet knyga ir tampa tave tuo, kad kur yra ta genijaus riba. Žanas galėjo sukurti kvepalus iš bet ko, nes jis užuodė viską. Jis užuodė tokius kvapus kaip stiklas, akmuo, varis. Na, aišku, varis turi gal kažkokį savo kvapą, bet pavyzdžiui, stiklas. Jis tiesiog norėjo sukurti kvapą iš visko. Na ir kadangi jis vien iš kvapo galėdavo atkurti kvepalus, žinodavo, kiek reikia pilti, kokio kvapo, kad atkurti. Baldinis jį pasamdė, aišku, kaip už vergą ir viską, ką sukurdavo Žanas, Baldinis pasisavindavo savo vardu. Bet Žanui nesvarbu buvo, jis tiesiog norėjo išmokti parfumerijos. Ir čia ir atsiveria tas genialumas, nes vos tik atėjęs Žanas sako, aš jums galiu sukurti kvepalus, kuriuos dabar perka labiausiai Paryžiuje, duokit man tiesiog buteliuką ir aš jums čia supilstysiu viską. Ir aišku, Baldinis jo nepatikė, nori iš jo išsityčioti ir galvoja, nu ir gerai, brangus tie ingredientai, bet papilstyk ir tau čia bus gyvenimo pamoka, kad tu iš tikrųjų nieko nemoki, nieko nežinai ir žodžiu, pienburnis esi ir nevadink čia savęs kažkokiu geru parfumeriu, nors dar tokio net nesi. Bet kai Žanas jam tiesiog iš akies supilsto kvepalus, kurie yra perkamiausi šiuo metu Prancūzijoje, Baldinis suvokė, kad pas jį atėjo genijus ir kad jis gali jo pasinaudoti. Bet Žanas negalvoja, kad Baldinis juo naudojasi, nes jis nori išmokti tą parfumerijos meno. Ir Baldinis jį po truputį moko, kas yra distiliacija, kaip išskirti tuos kvapus, kaip reikia iš tikrųjų viską sverti ir gramais mililitrais matuoti. Ir Žanas iš tikrųjų čia pasistumėjo. Ir čia galima sakyti yra lūžis, nes jeigu Žanas nebūtų išmokęs viso šito amato, galbūt jo gyvenimas būtų buvęs kitoks, galbūt jis būtų toliau dirbęs savo tam odos dirbimo fabrike ir pagyvenęs dar ten keletą metelių ir nuo sunkaus darbo ir nuo kūno alinimo tiesiog žuvęs, miręs, bet jis viską išmoko ir todėl mes nuėjom toliau su knyga, kur nuėjom. Na, tai man labai patiko skaityti, kaip Baldinis jį mokė ir tą tokį suvokimą Žano, kad žmonės kiti galbūt neužuodžia kvapų, kurios jis užuodžia, nes Baldinis jam sako, negali užuosti, pavyzdžiui, stiklo, o iš tikrųjų Žanas užuodžia viską. Na, žodžiu, esmė yra tokia, kad Žanas ten pasimokęs išeina toliau tobulintis į kitus miestus, bet keliaudamas jis praleidžia daug laiko oloje, nes išėjęs iš Paryžiaus tik suvokė, kiek Paryžiuje yra kvapų ir kad ta nosis yra dirginama pastoviai. Ir man čia atrodo labai keista, nes, pavyzdžiui, dabar aš sėdžiu ir kalbu į kamerą ir aš pauoščiu svorą, neužuoščiu labai daug. Užuodžiu savo kavą, užuodžiu iš lauko ateinančių gėlių aromatą, bet tik tiek. O kai tu užuodi viską, net ir tokias medžiagas, kurios atrodo neturi kvapo, tai tavo nosis tiesiog turėtų būti labai labai stipriai stimuliuojama kiekvieną akimirką. Na, bet Žanas toks yra nuo pat gimimo, tai kažkaip susitaikė, bet kai išėjęs iš to Paryžiaus, tik tai suvokė, kaip jam reikėjo poilsio nuo visos tos parfumerijos ir tų kvapų ir viso to darbo, kurį jam Baldinis liepė dirbti. Ir jis praleidžia labai labai ilgą laiką tiesiog oloje.
Tai čia yra tokia keista knygos dalis, kuri net nėra pati keisčiausia, bet labai keista, kad jis tiesiog gyveno oloj, nes norėjo nuo visko pabėgti, nuo visų kvapų, nuo visų žmonių, nuo visko. Ir čia ir buvo lūžio taškas knygoj, nes jis praleido ten 7 metus, jis toj oloj pragyveno 7 metus. Ir jis tuomet suvokė, kad jis iš tikrųjų neturi kvapo. Nes iki šiol tai tik kiti žmonės, kai kūdikis jis buvo sakė, kad neturi kvapą, bet jis pats to niekada nesuvokė. Ir jis gali užuosti viską, bet savęs jis negali užuosti. Ir jis ten bandė ir tą olą uostyti ir tiesiog suvokė, kad jis neturi jokio kvapo. O jeigu žmogus neturi jokio kvapo, tai reiškia, kad jis neegzistuoja. Nes jam kvapą turi net daiktai, kurie neturi turėti kvapo, o kas tada jis toks yra, jeigu jis neturi kvapo. Tai va. Tai žodžiu, jis čia ir suvokė, kad nori tos būtent sukurti kvepalus ir tiesiog viską supilti į buteliuką. Ir tada jis nuėjęs jau į kitą miestą, pradeda jau tą kitą technologiją, kur kvapai yra iš taukų išskiriami, žodžiu, kvapai yra tiesiog pritraukiami taukus ir paskui tie taukai yra distiliuojami, žodžiu, ir skiriamas yra aliejus ir tas aliejus jau turi kvapą. Tai va, iki tol mes taip pat ir suvokėm apie trauką. Labai yra įdomiai pateikiama ta fizinė tokia trauka. Mes, kurie neužaidžiam tiek daug, nelabai suprantam iš tikrųjų, kodėl, pavyzdžiui, mus vieni žmonės traukia, kiti žmonės atrodo nieko mums blogo nepadarė, bet mes tiesiog negalim jų pakęsti ir jie mus erzina, kodėl vienus žmonės mes įsimylim, o kiti yra mūsų tiesiog draugai, o kiti mums iš vis nei šilta, nei šalta. Tai pasirodo, viskas yra per kvapą. Ir Žanas tai suvokė, kai vienas žmogus jam kvepia ne kaip žmogus ir jis nežino, ką daryti, nes jis pirmą kartą tokį kvapą užuodė ir tai jam yra gražiausias, skaniausias kvapas gyvenime. Ir čia yra jo pirmoji auka. Ir jis visiškai nesuvokė nei ką su juo daryti, nei kaip tą kvapą užkonservuoti ir jis negali jo niekur padėti ir jam tiesiog plyšta galva nuo viso to, nes tai yra geriausias kvapas, kokį jis užuodė. Ir jis negali su nieko daryti su juo. Bet po to jis toliau mokosi ir jau tada išmoksta, kaip tą kvapą užkonservuoti. Besimokydamas jis sukuria įvairiausių kvapų, tokių kaip įprasto žmogaus kvapas, kurį užsilašinus, pavyzdžiui, tada žmonės jį atpažįsta kaip paprastą tiesiog žmogų, bet tiesiog pilkos masės dalimi. Tas kvapas, žinokit, yra ne kažką, nelabai skanus, jis ten kūrė jį iš sūrio, acto, katės ekskrementų ir tokių visokių šlykščių dalykų. Bet pasirodo, taip kvepia 18 amžiaus Prancūzijos žmogus, kuris mažai prausėsi, nesikvepina ir nenaudoja dezodorantų ir panašiai. Tai va, ir po to pradėjus jau kurti tuos kvepalus, kuriuos nori sukurti, jis tiesiog nori užkonservuoti tą būtent kvapą, kuris jį varo iš proto. Ir tai yra tokia kaip ir meilės forma. Ir ši knygos dalis vat ir yra išsireiškiama labai unikaliai ir va čia įjaukia protą. Jis tiesiog nori užkonservuoti jam skaniausią kvapą, kas jį traukia. Tai galima sakyti, jis nori užkonservuoti meilę buteliuke. Bet kai jį traukia kažkoks žmogus, tai jis nežiūri į tą žmogų. Jam yra nesvarbu, kaip atrodo ta moteris, mergina. Jam yra... Jis nenori su ja nieko daryti. Ta prasme, nenori nieko nei seksualiai, nei romantiškai su ja daryti. Jis tiesiog nori jos kvapą. Ir čia yra įdomu, bent jau man tai, nes visoje knygoje iš tikrųjų Žanas ir nepatiria tos tokios meilės romantinės. Jis myli kvapus. Ir kaip jis kalba apie tuos kvapus. Ir kaip išsireiškia, tai va čia man knyga labai priminė knygą Lolita. Kas skaitėt, tai ten taip pat labai dviprasmiškai yra pateikiami jausmai, kai tu pilnai suvoki, kad apie mažą mergaitę kalba pedofilas,
ir kad jis apie vaiką atsiliepia taip, kaip atsiliepia, kokie jam jausmai kyla, ką jis galvoja apie tą mergaitę. Bet tuo pačiu metu tas tekstas yra ir toks gražus ir tos mintis yra labai gražios, kad priverčia tave pamiršti, jog tas žmogus yra pedofilas ir kad yra labai didelė amžiaus atskirtis ir kad ta mergaitė yra visai maža. Tai čia yra lygiai tas pats, kaip Žanas atsiliepia apie tuos kvapus, apie tą kvapą, kurį nori užkonservuoti, apie tą žmogų. Jis negalvoja apie žmogus, galvoja, va, šitas kvapas yra dar nepilnai subrendęs, jam dar reikia pilnai prisirpti, kad atsiskleistų jo ten švelniausios ir saldžiausios natos ir kad tas kvapas ten priverčia jį tiesiog šypsotis ir tiesiog pajausti šilumą viduje ir tiesiog pamesti visą protą. Ir tai labai labai gražiai yra atskleidžiama knygoje. Bet tuo pačiu ir suvoki, jog tai yra kitas žmogus, šiaip tai jauna mergina ir jis visas nužudo vien tam, kad išgautų lašelį kažkokio tai į iš proto vedančio kvapą. Na ir jis kuria tos kvepalus, labai daug žudo, labai daug yra aukų, merginų, kurios dar yra paauglės arba labai jaunos merginos. Ir visi aišku supranta, kad yra žudikas čia kažkur aplinkui, bet jo niekaip neišeina pagauti, kol galiausiai jau jį sugauna. Ir Žanas tuomet panaudoja savo tos kvepalus ir jie tiesiog veikia nenormaliai stipriai. Mes žinom, kad gyvūnai turi feromonus. Techniškai žmogus taip pat turi feromonus, bet paprasti žmonės kaip mes, kurie nesam tokie geniai kaip Žanas, mes negalim tų feromonų taip stipriai užuosti, arba jie mus veikia, bet labai silpnai, žodžiu, ten nėra labai įrodyta, yra tie feromonai, jie kaip ir turėtų veikti, jie paveikia šiek tiek mūsų emocinę būklę. Aš taip pat apie tai studijavau universitete, kad būtent tie visi hormonai ir feromonai išskiriami žmonių kartais mus taip paveikia, kaip ir minėjau apie tai, kad mes nežinom kartais, kodėl mus žmogus gali erzinti arba kodėl mus taip žmogus traukia ir mes to nelabai suprantam, tai iš tikrųjų ten šiek tiek veikia tie feromonai, bet jie nėra mums toks stiprus rodiklis kaip pavyzdžiui gyvūnams. Tai galima sakyti, kad Žanas turi gyvūno uoslę. Tai va. Bet jis, kai sukūrė tos kvepalus, jie yra labai labai stipriai koncentruoti ir tuomet jau jie gali paveikti žmogų. Tai jis tos kvepalus panaudoja, išlipa sausas iš balos, tai yra iš savo egzekucijos. Jo gyvenimas užsibaigė tuo, kad jis tiesiog suvokė, jog kad ir kokius jis kvepalus besukurtų, ar tai būtų žmogaus tiesiog tas paprastas žmogaus kvapas, ar šitie ultra koncentruoti kvepalai, kurie turėtų reprezentuoti jo meilę, labai stipriai veikia kitus, bet neveikia jo. Jis neturi savo kvapo, jis yra niekas, jis neturėtų būti, kam tada jis iš vis ten tiek vargo ir stengiasi dėl tų kvepalų, jeigu jis net negali sau gauti malonumą iš to ir koks tada yra jo tikslas. Ir kai jis supranta, kad jis yra beprasmiškas, kad jis neturėjo būti, kad ir koks jis genijus būtų, jis tiesiog yra niekas, jis nusprendžia tuos kvepalus panaudoti prieš save. Tai tie kvepalai yra tuo pačiu ir kažkokia meilė, ir ekstazė, ir pragaištis, nes tie kvepalai iš tikrųjų Žaną ir nužudo, jis pats sugrįžta į Paryžių ir panaudojęs tas kvepalus tiesiog leidžia žmonėm taip išprotėti dėl jo, kad jo neliekančia žemės paviršiaus. Į žmonės sudrasko į gabalus, įsitikinę, jog tai yra meilė, nes yra tiesiog apžavėti ir ekstazijos būsenai. Aišku, po kažkiek laiko jie tiesiog išsivedins nuo to kvapo ir tada pamatys, ką jie padarė, bet Žanas taip pasirinko savo mirtį, suvokęs, kad jo gyvenimas yra beprasmiškas. Tai kad ir nevyko ta egzekucija, jis tą egzekuciją įvykdė pats savo. Tai todėl ta knyga turėjo labai aišku pradžios tašką, labai aišku pabaigos tašką, buvo tobulai išpildyta ir tematika pasirinkta buvo tikrai unikali ir todėl man tai yra labai labai aukštai vertinama knyga, vertinu tikrai aukščiausiu balu, nes priverčia ir skaitytoją susimąstyti ir labai tikroviškai giliai išpildyti yra ir veikiai paveikslai ir pats turinys ir labai įdomi paliesta yra tematika, kuri priverčia skaitytoją jaustis nejaukiai. Taip pat pakalbės ir apie filmą, kaip ten priverčia jaustis. Dabar tik dar noriu užbaigti, kad, manau, perskaitę šią knygą galėsit susidaryti
kiekvienas skaitytojas skirtingą savo nuomonę. Kažkas tiesiog galbūt galvosit, jog tai yra žudikas, kad ir koks jis bebūtų žmogus, jis yra žudikas, jis pasirinko tai daryti ir jis yra dėl to kaltas. Arba suvoksit, jog tai yra labai unikalus ir genialus žmogus, tik tais jo tas genijus pasireiškia nemaloniose sritise. Tai va, čia ir yra didžiulė dilema šitos knygos, nes atrodo, kur baigėsi tas genialumas ir kur prasideda neetiškumas. Nes jeigu Žanas būtų kūręs tiesiog paprastus kvepalus, būtų, pavyzdžiui, tapęs garsiu parfumeriu, jeigu jo nebūtų išnaudojęs baldinis, pavyzdžiui, jis būtų tiesiog paskui nuėjęs ten į kitą miestą, pradėjęs kurti savo kvepalus, ko jis negalėjo padaryti, nes jis buvo labai žemai klasiai, bet pavyzdžiui, jeigu jis būtų ten kažkokiu būdu pasiekęs tą aukštesnę klasę, tiesiog būtų atsidaręs savo parfumeriją, kūręs tos kvepalus, jos pardavinėjęs, taip, jis būtų žinomas parfumeris, bet ar jis tuomet būtų genijus? Manau, kad ne. Todėl, kad kvepalus gali kurti daugybė žmonių ir tikrai labai daug gerų parfumerių, tiek pačiam Paryžiui, tiek Prancūzijai gerų parfumerių yra ne vienas ir Žanas būtų tiesiog buvęs vienas iš jų. Bet jis pasirinko būti unikaliu, nes kiek daug žmonių būtų sukūrę tokius kvepalus, kokius sukūrė jis. Taip, tai yra neetiška, taip, tai yra žiauru, nemalonu, šlykštu, norisi nusisukti, norisi nepripažinti to, bet Žanas kažką padarė unikalaus ir čia atsiskleidė jo tas genijaus genas, nes jis ne tik, kad turėjo uoslę, bet ir sukūrė tokius kvepalus, kurie galėjo visus išvartyti po kojomis, paklusti tau, tu gali su jais daryti, ką nori, jie tave mylės, jie tave šlovins, jie tave garbins, jie tau kris po kojom, atneš tau turtus, užrašys namus, nežinau, viską padarys. Tai jis sukūrė buteliuką kvepalų, kurie galėjo padaryti tai. Ir taip pat, kaip ir sakiau, gali būti pragaištingi. Tai va, tai yra tikrai labai išskirtinai unikalu. Kad ir kaip žiauru tai bebūtų. Todėl knyga kelia dviprasmiškus jausmus. Aišku, aš žinoma nepalaikau to, kad jis ten žudė tas merginas, tai čia visiškai jo negalime dėl to pateisinti. Ir čia tikrai nebuvo gerai. Bet kaip ir sakiau, kur baigėsi tas genijiškumas. Kažkaip labai skaitydama prisiminiau ir Chris Carter knygą, kaip ten, Mirties skulptorius, kur buvo žudikas skulptorius kūręs tiesiog unikalias, nuostabes, genialias skulptūras iš mirusių žmonių kūnų, nemirusių žmonių, kurios nužudė kūną. Ir tos skulptūros buvo nerealios, nes ten buvo ir šešėlių žaismas, ir reikėjo žiūrėti iš tam tikro kampo, ir ten atsiveria įvairios skulptūros ir panašiai. Tai iš tikrųjų tai buvo labai labai genialu, bet tai taip pat buvo labai labai žiauru, nes žmogus žudė tam, kad sukurtų kokį tai labai šlykščiai atrodantį daiktą, skulptūrą, kuri labai trumpalaikė iš tikrųjų yra. Tai ten taip pat autorius kelia tą klausimą, kas yra menas ir kur jis baigėsi. Ar tai, kad jis yra šlykštus, nemalonus ir mums tiesiog etiškai nepriimtinas, jau jį nurašo ir tuomet tai nebėra menas? Ar menas yra tik tais graži meno forma? Kad ir tai šlykštu ir netiška, ar tai vis tiek gali būti menas? Tai čia yra visiškai taip pat. Ar žmogus yra genialus, nesvarbu, ką jis bekurtų, ar jisai būna genijus tik tuomet, jeigu kuria kažkas, kas yra mums priimtina. Tai va, tai tiek jau būtų apie tą knygą, čia baigsiu, dabar pereisim prie filmo. Iš tikrųjų, tai filmas man labai patiko, tai va, tai palaukit, atsiversiu. Labai patiko, antrą kartą, iš tikrųjų, tai aš ir knygą skaitysiu antrą kartą tikrai, ir tą filmą žiūrėsiu dabar jau trečią kartą, nes man labai patiko. Labai. Ir filmas iš tikrųjų labai yra artimas knygai, yra kaip visą laiką prarandama dalis. Yra tokių mažų įvykių pakeitimas, kuris atrodo bereikšmis, ten kiek sumokėjo frankų baldinis už Žaną, pavyzdžiui. Tiesiog man užkliūna, nes aš ką tik pabaigiau skaityti knygą, tai neturi visiškai įtakos, bet man visą laiką užkliūna tai, kad jeigu jau kažką keičiam, tai kodėl reikia keisti net ir tokius mažus dalykus. Šiaip tai labai nuosekli, taip pat papasakota istorija tiek filme, tiek knygoje, bet mano pagrindiniai du minusai. Pirmas minusas, kad per vaizdą kvapą perteikti, kad ir kaip tu stengtumės, neperteiksi taip, kaip perteiktum jį žodžiais. Ir taip,
filme daug yra ir tokių priartėjimo prie būtent to, ką turėtumėm užuosti ir prie tos nosies, kad užuodė tą kvapą ir tos spalvų ir perėjimų ir tokio vėjelio. Tai jo tikrai yra nemažai. Bet man sunku vis tiek įsivaizduoti, koks yra tas kvapas. Nepalyginsiu su knyga, kur viskas yra labai gražiai aprašyta ir tu tiesiog atrodo užuodi tą kvapą skaitant žodžius. Tai man čia yra minusas, nes kažkaip atrodo, todėl prarandama yra dalis knygos unikalumo. Antras didžiulis nuokrypis yra tai, kaip mes matom Žaną filme ir knygoje. Knygoje mes labai, mes sakau, tai to yra aš, skaitytojas galbūt, bet didžiąja prasme tai tiesiog aš. Knygoje yra tavo dilema, yra klaustukas, tu prijauti Žaną ir neprijauti. Ir knygoje tiek yra neakcentuojami patys nužudimai, kiek yra filme akcentuojami patys nužudimai. Ir paskui tie kūnai randami ir panašiai. Knygoje tai neturi didelės prasmės, nes knygoje tas nužudimas yra įvykdomas tik tam, kad galėtų paimti tą kvapą ir padaryti mažą buteliuką to ekstrakto. O filme tai aišku labai svarbus yra tas vizualas, todėl visas tas pagrobimas, nužudimas, po to kūno atradimas yra gan svarbus. Ir čia šiek tiek apsisuka mūsų tas matymas filmo, nes tuomet filmą matai labiau iš vienos pusės, iš to žudiko pusės ir labiau nekenti Žano kaip žmogaus. Aišku, jis ir turi būti nekenčiamas už tai, ką jis darė, bet prarandama yra ta dalis apie kvapo svarbą. Ir šiaip prarandama yra dalis apie tai, kad Žanas to kvapo neturi ir kad jis tokį turi labai tiesiog didžiulį norą vidinį tą kvapą kažkaip užkonservuoti ir jį išlaikyti ilgą laiką, vien todėl, kad jis neturi to savo kvapo ir jam todėl tai yra labai svarbu. Filme apie tai yra užsimenama, neturi tokios didelės reikšmės, kuri knygoje bent jau man yra labai tokia aiški. Bet kaip yra atkurtos scenos įvairiausių vietų, man labai buvo gražu. Tai pliusai dideliai yra labai už, aišku, aktorių darbą, tobulą, už aktorių parinkimą, tobulą, muzikos takelis, vietos, drabužiai, scenos, muzika, kameros darbas, viskas iš tikrųjų yra labai puiku, tobula tiesiog, labai gražu žiūrėti, kad ir koks šlykštus tai būtų turinys vietomis, bet labai gražiai, tikrai puikiai nufilmuota, tikrai labai stiprus filmas yra. Koks man dar didelis pliusas yra, man Baldinis daug labiau patiko filme nei knygoje, nes filme jis yra su tokiu užsidegimu, kad ir taip pat jis yra toks egoistiškas ir toks matantis Žaną tikrai žiūrintis į Žaną iš aukščiau, nes jis yra taip aukštuomeniai, o Žanas yra tik tais žemiausios kastos žmogus. Bet Baldinis filme yra toks užsidegęs savo aistra kvepalams ir jis nori, atrodo, išmokyti Žaną ir kad ir ant jo pyksta, kad jis nesupranta daug ir kad labai barbariškai elgesi su brangiais kvepalais, brangiais aliejais. Vis tiek filme jis toks ramesnis, malonesnis, nuotaikingesnis ir toks, eisim padaryti kvepalų. O knygoje jis toks labai egoistiškas yra, nes mes ten matom jo minčių ir jis labai egoistiškas yra. Ir piktesnis toks ir rūstesnis ir toks, pažiūrėkit, kas aš. O filme jis, kad ir yra aukščiau, vis tiek labai prijaučia Žanai. Ir kad ir paima tą Žaną gyventi ir kurti jam kvepalus savo naudai, vis tiek atrodo labiau rūpinasi juo, nei rūpinasi knygoje. Na, bet jo gyvenimas užsibaigė kaip užsibaigė, kaip ir sakiau, kai Žanas išėjo iš Baldinio į kitą geresnę vietą, žmogus, kurį jis paliko, gavo likimo nuopelną. Kitas dar dalykas, kad žinoma, filmas turi limituotą laiką ir buvo tam tikros vietos labai sumažintos, sutrumpintos ir labiausiai susikoncentruota į būtent tų kvepalų ir žmogaus kvapo, tų mergaičių kvepalų gaminimą. Ir todėl šiek tiek prarado prasmę. Ir aš pagalvojau, kad jeigu, kaip pirmąsyk aš žiūrėjau filmą neskaičius knygos, tai daug ko nesupratau ir nemačiau motyvo ir man buvo daug klaustukų. O kaip paskaičius knygą žiūrėjau filmą, tai atrodo, pamačiau tiesiog ekranizaciją to, ką skaičiau ir suvokiau, kodėl jis taip elgėsi. Nes knygoje jis kalba daugiau negu filme ir knygoje mes matom daugiau jo minčių negu filme. Ir filme matom
Žano, tik daugiau tokias veido mimikas, veido išraiškas, bet kaip ir sakiau, tas motyvas tikrai praranda prasmę. Bet tikrai filmas nepagailėjo žiauresnių scenų. Knygoje jos tikrai nėra taip stipriai išreikštos ir mano nuomonė knyga buvo daug ramesnė to būtent žudimo atžvelgiu ir tų šlykščių nemalonių scenų pateikimų nei kad filme. Tai tiek norėjau jums papasakoti apie dar vieną labai stiprią ir gerą knygą, kurią atradau. Ir čia turbūt noriu jums įrodyti per savo pavyzdį, kad paskaičius knygą, pavyzdžiui, vieną kartą ar pažiūrėjus filmą vieną kartą galim susidaryti visai kitokį įspūdį, nei susidarysim vėliau. Ir aš manau, kad pirmą kartą pažiūrėjus filmą aš tiesiog pažiūrėjau į netinkamą laiku, nebuvau pribrendus, nebuvau subrendus tinkamai ir tiesiog nebuvo tinkamas laikas. O dabar buvo labai tinkamas laikas ir aš galiu įvertinti ir tą knygą, ir tą filmą visai kitom akim ir pamatyti, kokie iš tikrųjų yra unikalūs ir nuostabus kūriniai. Tai va, todėl aš mėgstu skaityti knygas ir antrą kartą, ir knygas, kurios man labai patiko, skaitau antrą kartą, nes pamatau jas kitom akim, pamatau kažkokių detalių. Tai todėl tikrai, jeigu jums kažkas nepatiko, bet vis tiek jaučiat norą, pabandykit antrą kartą. Galbūt jums bus tokia pat reakcija kaip man, tikrai nenusivilsit. O jeigu nusivilsit, tai bent jau būsit pabandę. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu jūs skaitėt knygą Kvepalai arba matėt filmą Kvepalai, parašykit man komentaruose, kaip jums pasirodė. Tikrai įspėju, kad nėra labai maloni knyga, tai jau tikrai apgalvokit, ar norit skaityti, ar norit žiūrėti filmą. Jeigu neskaitot tokios tematikos, bet jeigu trileriai, detektyvai, siaubo tematika yra jūsų skaitoma ir mėgiama, tai tuomet patiks ir knyga Kvepalai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti subscribe, prenumeratą mygtuką ir susitiksim kitame mano video. Ate!